Sakau, tai jūs taip nedaryk, nu tai jūs žinot, kaip nereikia daryti, žinai. Taip. Bet sako, bet tai leidžia daug geriau suprasti, tai kaip turi, kaip neturi būti ir į ką atkreipti dėmesį. Ir aš galvoju, geras, tai va, tai čia tas raktas, tai reikia sakyti tiesiog ne tik tai, kaip faina, aš pavariau, aš padariau, man tai čia viskas gauna, žinai, bet ir tuos procesus ir tuos etapus, kurie neveikia, nes tada tu su tuo žmogumi atsistoji lygiai. Ir tik tada, kai tu nesijauti pats ir nestatai savęs aukščiau, nepaisant tavo visų titulų ir viso ko, taip, tu gal turi daugiau tos patirties ir daugiau žinių, bet tu irgi savo kelią ėjai ir tu negimiai toksai per šiandien. Tu ėjai ir buvai lygiai toks pat, kaip tas, kuris sėdi prieš tave, tai davai nesusireikšminkim, čia karūnas biški į šoną. Ir kai tu sugebi tikrai atsistoti lygiai su tuo žmogum ir sakyti, žinai ką, aš tikrai žinau, kame tu esi, aš tame buvau ir aš turiu nuoširdų norą tau padėti ir kartu su tuo praeiti, per tai praeiti. Ir tai nereiškia, kad mano ta patirtis padės tau apsisaugoti nuo visų tų klaidų, nes per jas irgi reikia pereiti. Bet tai aš būsiu šalia ir palaikysiu tave tame. Tai va čia man yra ryšys.